11 skyrius. Miglota batų paslaptis. Praėjo kelios dienos. Senelis kasdien nueidavo pas batsiuvį pasižvalgyti, bet tas buvo dingęs kaip į vandenį. Po 3 dienų kai kas nutiko. Kaimynai pamatė, kad po Rapolo kiemą vaikšto mažas zebriukas ir rupšnoja žolę. Tuoj prigužėjo vaikų pulkas. Nuskubėjo ir Pietika. Vaikučiai apgulę tvorą stengėsi paglostyti mielą svečią, bet tas nesidavė. Pro tvoros plyšį ir Pietikai įkišo ranką. Visų nuostabai zebriukas nustojo rupšnoti, pakėlė galvą, apsižvalgė ir nutrepsėjo tiesiai prie jo. Maža to dar švelniai palaižė ranką kaip senam pažįstamam. Koks kilo klegesys! Vaikučiai susibūrė aplink berniuką, visi norėjo su juo draugauti. Ir vis klausinėjo, kodėl būtent jam gyvūnėlis palaižė ranką. Pietika, netikėtai užkluptas tokios šlovės, sutriko. Tačiau jo paaiškinimas nuskambėjo įtikinamai. Matot, mes neseniai su juo matėmės Afrikoje. Mums teko gelbėtis nuo didžiulio potvynio. Pavojų suartina ir padaro draugais. Vaikučiai pagarbiai nutilo. Visi svajojo patekti į tokį pavojų. O batsiuvys kaip niekur nieko darbavosi dirbtuvėlyje. Pietika tuoj pranešė naujieną seneliui. Abiem labai rūpėjo batų likimas, tad nedelsdami nuskubėjo pas meistrą. Pasilabinęs ir pradėjęs kalbą apie batų remontą, Rapolas panoro su seneliu pasikalbėti akis į akį. Taip ir pasakė, akis į akį. Vadinasi, tik dviese su seneliu. Be vaikų. Pietika nenoromis išsliūkino į lauką. Pamatęs pravirą langą, prisėlino arčiau. Be neišgirs, ką batsiuvys porina seneliui. Tačiau meistras kalbėjo tyliai ir berniukas nieko negalėjo suprasti. Tada dirstelėjo pro lango kamputį. Senelis, suraukęs antakius ir iš nuostabos kraipydamas galvą, atidžiai klausėsi Rapolo. Retkarčiais jį pertraukdavo šūksniais. Eik tu, negali būti. O tas trepteldavo koją ir užtvirtindavo. Aš tau nemeluoju, pogalais, nejau tu manim netiki. Po to iš nuogirdų Pietika suprato, kad zebrų jauniklis našlaitis, jį vijosi tigras norėdamas suėsti, bet srautas nubloškęs plėšrūną ir taip išgelbėjęs tą vargšelį. Dabar meistrui reikia skambinti į zoologijos sodą ir prašyti pagalbos. Paminėjęs batus, Rapolas ėmė kalbėti prislopintų balsu, tiesiai seneliui į ausį, ir berniukas nieko nebegirdėjo. Baigdamas pokalbį, batsiuvys jau garsiau tarstelėjo. Manau, čia potvynis tarsi vaiduoklis išdaigas krečia, ne kitaip. Kodėl jis įsitaisė batuose, o ne pavyzdžiui didingose Egipto piramidėse, prie kurių mane vakar buvo nusitempęs? Nežinau. Pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš jų neremontuosiu. Ne čia šuo pakastas. Jais reikia skubiai atsikratyti. Dėl viso pikto. Tu juos geriau užkask ir baigtas kriukis. Pietika nesuprato, ką patarė užkasti nagingasis batsiuvys. Nejaugi batus. Ir kas yra tas baigtas kriukis? Eidamas namo, senelis batus nešėsi maišelyje. Anūkėliui paaiškino, kad jų remontuoti neapsimoka,
per brangiai kainuos. Geriau jau naujus nupirkti. Ta pati paaiškino ir močiutei. Nutarė rytoj važiuoti į parduotuvę ir nupirkti Pietikai naujus batus. Patogius, madingus ir šiuolaikiškus. O tuos išmesti.